Bet ar mes kada susimąstėme, kokio atsako gali susilaukti mūsų veiksmai? Kodėl mes tikimės, kad ateiviai nusiteikia draugiškai? Laukiame jų kontakto, bet galbūt to laukti visai nereikėtų. Kažkur anapus. Eglutė skarota, eglutė žalia. Argi mes liksim nežinioje? Prisiminkime praeitos savaitės įvykius. Nuo gruodžio 11 dienos užfiksuota daugiau negu 30 keistų eglučių Klaipėdos mieste. Kam reikalingos šios eglutės? Galbūt tai tik diversija, slepianti kažką daug baisesnio. Mūsų kūrybinė komanda jau buvo praradusi viltį sužinoti, kas slepiasi po keistomis eglutėmis Klaipėdos mieste. Bet pirmąją šių metų naktį įvyko stebuklas. Naujųjų metų rytą mūsų tyrimų tarnyba pastebėjo keistų sutapimų eglučių išsidėstymo žemėlapyje. Visas turimas eglutes galima sugrupuoti į 3 grupės. Aiškiai matome, kad vidurinioji grupė sudaro apverstą dvejetą. Dvejetas tai įrodymas nematomo pasaulio. Viskas turi 2 puses, tikrąją ir išvirkščiąją. 2 yra 1 ir 1. Didesnis skaičius už 2 yra 3, o mažesnis 1. Iš 31 atėmus 2 ir 1 gauname 28. 28 dieną, sausio mėnesį, 71 metais astronautas Alanas Shepardas sugrįžta į kosmosą. Taigi, gauname skaičių 2, 1, 1, 2, 8, 1, 7, 1. Grįžkime prie eglučių žemėlapio. Viršutinė grupė primena Ursą Minorą. Svarbiausia mažųjų grįžulo ratų žvaigždė šiaurinė. Ši žvaigždė yra 55 kartus didesnė už Saulę. Šiaurinė žvaigždė masonų simbolikoje reiškia 7. Poliarinė žvaigždė taip pat minima Šekspyro 16 sonete, o NASO's kodas, žymintis poliarinę žvaigždę, yra 915. Taigi, 5, 5, 7, 1, 6, 9, 1, 5. Šiuos skaičius panaudokime kaip platumos ir ilgumos koordinates. Mus tai nuveda į Ievos Simonaitytės biblioteką. Be to, išnagrinėjus šiuos skaičius kriptoanalizės būdu, gauname labai keistus radijo bangų dažnius. Tai yra balsas vilnu, atstovojas hetero galaktikos kalbantis jums. Daudz metu jūs matėte mūs savo danguje kaip švieses. Mēs kalbame dabar jums su taika ir išmintim. Mēs ateiname jums pranešti apie jūsu rases atteikti, kad jūs abi tai galėtumėte komunikuoti su savo padarme apie veiksmus, kur jūs turite darīti, ja norētu išvengti jūsu planetai grasinančios nelaimes. Šī ukšlinimas jums turi būti praeitis ir, ja norit perēt augstesni samones ligi, turite gyventi tvarijai, jūs neturite daudz laiko. Mēs pasijuntame žeme nedideli kieki žemes gyventojais apsimetusie mūsu atstovu, kad padētu jūsu rase evolūcionoti. Mūsu atstovai, kļuvendami tarp jūsu padermes, izšķīrē jūsu evolucionāla algoritma iednūstate metoda, pagal kuri mokotas greiķausijai. Tā ir tai, ka jūs vadināte konkursas, todēļ, kad jo pabaigoja gaunate teigījama įvertinība, kuras jūsu smegenisē efektīvajai izsirežā atminti. Mūsu atstovai surenga konkursa jūsu rasē, parožti tvarīju objektu jūsu kaladu šventas tēmu. Mieli Kalėdų eglučių kiemelio dalyviai, partneriai ir nuotoliniai draugai. Sveikiname Jūs su naujaisiais metais, linkime kuo didžiausios sėkmės ir žinoma, kas svarbiausia, sveikatos. Kalėdų eglučių kiemelis įvyko 7. kartą. Taip jis buvo kitoks, teko persikelti virtualią erdvę,
bet tai nesutrukdė net 34 dalyviams papuošti kalėdų eglutes visame Klaipėdos mieste ir sudaryti galimybės Klaipėdos miesto gyventojams jas saugiai aplankyti. Ačiū Jums už Jūsų iniciatyvas, už Jūsų bendruomeniškumą, už tai, kad esate kartu su biblioteka. Labai tikimės, kad kitais metais toliau kartu tęsime šią gražią tradiciją ir susitiksime vėl Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. Mūsų kvietimas skambėjo kurti tvarias kalėdas ir Jūs tai įgyvendinote. Mes išsiuntėm labai aiškiai žinutę visiems Klaipėdos miesto gyventojams ir mūsų stebėjusiems Lietuvos žmonėms. Kurkime ekologiškas ir tvarias kalėdas, kurkime ekologišką ir tvarią aplinką, galima iš netikėčiausių priemonių ir medžiagų sukurti stebuklą. Ačiū Jums už stebuklus, ačiū, kad esate kartu. Labai tikiuosi ir labai viliuosi, kad šiais metais jau susitiksime gruodžio mėnesio kalėdų eglučių kiemelio atidaryme. Iki malonių susimatymų virtualių ir gyvų. Man malonu Jūs pasveikinti 3 karalių šventės dieną. Tradiciškai šią dieną eglutės yra nupuošiamos ir baigėsi mūsų konkursas. Tačiau yra tradicija ir įteikti dovanas. Tai mes įteikėme bibliotekos specialųjį prizą Vydūno gimnazijai. O šis prizas yra skiriamas už ilgametį dalyvavimą Kalėdų eglučių kiemelyje. Jie dalyvauja jau 7 metus. Ir šiais metais jie labai gražiai atliepia į tvarumo ir ekologijos temą. Dėkojame mokytojams, kurie subūrė moksleivius ir jų šeimas kurti tvarę eglutę iš skalbinių sagučių ir dekoruoti juos būtent gamtos dovanomis. Dėkojame Jums labai ir linkime didelės sėkmės. Taip pat dėkoju visiems dalyviams. Visi Jūs atliepėte į ekologijos ir tvarumo temą. Visiems Jums svarbi yra mūsų žemė, mūsų gamta, mūsų aplinka. Būkite toliau ir tokie ir iš tikrųjų nenuleiskime visi rankų. Konkursai tik paskatina dalyvauti kitus balsuojant, o tas tikrasis tikslas yra siekti didesnių tikslų, kilnesnių tikslų nei rungtyniauti. Tai iš tiesų mūsų tikslas yra kurti grožį, nekenkiant. Tai būkim ir toliau tokie, kokie buvome per šią akciją. Ačiū, gero laiko Jums visiems. Atėjo laikas įteikti Jums, kaip Jūs vadinate, prizas. 3. vieta. Klaipėdos universitetas. Jūsu visada žali mēģēji ir garsu ir pauzē struktūra. Muzika tikrai suteicia daudz jauksmo ir skatina žmonijos sąmoningumą. Mēs norime įteikti priza paskatinti jūsu protines savības. 2. vieta. Paupju bendruomene. Miestas eglēja parodē mums, kokie darbstūs gali būti žmones ir, kad jie sugeba skirti daudz laiku noredami no sebentīgītus. Prizas tinka jūsu bendruomeniškumu. 1. vieta. Klaipēdos Ernesto galvenosko profesionālākajuma centras. Jūsu 4 metru augšķio žalies objektas iš to, ka kiti būtu išmete beveik matāmas iš kosmoso. Jums dovanojam įvairijas veiklas, kurijos skatina bendravimu, mažina stresa, skatina kūrybiškumu. Mažos grupas žemieči jau supranta, ka tulki vērti tvarijai. Jūs galite priimti arba nejumokt, bet prisiminkite, kad esate atsakingi uz savu planetos atteiti. Mēs dabar išvikstam iš jūsu eksistencijos plotnes. Būkite palaiminti didžiosios kosmoso meiles ir tiesos.